Sveiki visi, kurie domitės, kurie žiūrite, kurie klausotės. Šiandieną kviečiu jūs leistis į nepaprastą kelionę į permainų knygos pasaulį, kur senovės išmintis susitinka su šiuolaikiniais klausimais. Šis paslaptingas tekstas, žinomas kaip I Ching, jau tūkstančius metų įkvepia žmonės atrasti savo vidinį balansą ir aiškumą, sprendžiant sudėtingus gyvenimo klausimus. Permainų knyga – tai gilios filosofijos lobynas, siūlantis įžvalgą apie gyvenimą, pokyčius ir mūsų vietą pasaulyje. Ar kada pagalvojate, ką metai pilni permainų galėtų mums atnešti? Šiandien mes gilinsimės į 2025 metus, tyrinėdami jų energetiką per permainų knygos simbolius. Klausdama apie ateinančius metus, aš atlikau senovinį monetų metimo ritualą, kuris atskleidė 2 heksogramas – griaustinį ir vandenį. Šios heksogramos drauge sudaro galingą simbolį vadinamą išsivadavimu. Tad 2025 tai išsivadavimo metai. Tai laikas, kai praeities suvaržymai ir įtampos pamažu atsilaisvina, suteikdami erdvę naujoms galimybėms ir augimui. Šis išsivadavimas nėra paprastas procesas. Jis reikalauja drąsos, pokyčių ir gebėjimo pažvelgti savo gyvenimą iš naujos perspektyvos. Kiekvienas žingsnis link šios laisvės yra kupinas iššūkių, tačiau kartu ir didžiulio potencialo. Ši heksograma sako, kad pakeitę požiūrį išsivaduoja iš keblios padėties. Ji praneša apie išsivadavimo iš pavojų, įtampos ir kliūčių pradžią. I Ching paaiškina, kas sąlygoja išsivadavimą ir kaip elgtis, kad jis būtų sėkmingas. Išsigelbėjimą visada lemia jūsų nuostatų pokyčiai. Aukštesnioji galia siunčia konfliktus ir išmėginimus, kad suprastume, jog nenoras mokytis yra pats lengviausias kelias, tačiau jis neleidžia surasti palankios išeities. Tol, kol ignoruojame ir priešinamės iškilusioms kliūtims, tol jos mus ir lydi. O kai pripažįstame, kad norėdami jas įveikti, patys privalome koreguoti savo nuostatas ir elgesį, prasideda išsivadavimas. Iš tikrųjų, vienintelis būdas atsikratyti rūpesčių ir atgauti dvasios ramybę yra keisti nuostatas. Permainų knygos išmintis taip pat moko prisiimti tam tikrą atsakomybę prasidėjus išsivadavimui ir sako, mes privalome atleisti kitiems jų klaidas. Šios heksogramos įvaizdis yra galinga liūtis, nuplaunanti visus nešvarumus. Vadinasi, atėjo laikas pamiršti senas skriaudas ir pradėti viską iš pradžių, su kitais bendrauti mandagiai, kantriai. Taip pat privalome atstatyti vidinę pusiausvyrą. Jeigu norime išsigelbėti, turime sąmoningai pasinaudoti mums suteiktą galimybę susigrąžinti ramybę. Ir pagaliau patarėme neskubinti įvykių, nors beje laikas ir palankus. Jeigu mes iš tiesų pakeitėme nuostatas, tai turime būti objektyvūs, dori, nuolankus ir susitaikantis. Tik taip galėsime tobulėti natūraliai, kaip to nori išminčius. Kadangi metant monetas susidarė susikertančios linijos, mes gavome dar vieną heksogramą ir ji vadinasi jų, tai yra griaustinis ir žemė. Ir ji reiškia entuziazmą. Ši heksograma sako, kad tikras entuziazmas atveria visas duris. Ji kviečia mus suprasti, jog entuziazmas kylantis iš širdies, suderintas su dora ir aukštesniais principais, yra galinga jėga, galinti įkvėpti tiek mus pačius, tiek kitus. Tikrasis entuziazmas nėra vien paprastas jaudulys ar trumpalaikis užsidegimas, tai gilus tikėjimas savo veikla ir pasitikėjimas, kad tai, ką darome, turi prasmę. Permainų knyga taip pat perspėja, kad entuziazmas gali būti 2 rūšių – teisingas ir klaidingas. Klaidingą entuziazmą kursto ego ir savanaudiški troškimai,
siekis greitų rezultatų arba kitų žmonių pripažinimo. Toks entuziazmas dažnai priveda prie nusivylimo ir klaidų. Tačiau teisingas entuziazmas kyla iš vidinės ramybės ir nuoširdaus noro gyventi pagal aukštesnius principus. Kai mūsų energija nukreipta į gėrį, mes kuriame harmoniją tiek savo viduje, tiek aplinkui mus. Jų heksograma kviečia mus veikti pasitikint savimi, tačiau išlaikant nuolankumą ir dėmesį vertybėms. Ji primena, kad tikrasis entuziazmas atveria galimybės tik tada, kai yra pagrįstas dorovė, atsakomybės jausmu ir pagarba kitiems. Tik tokiu būdu galime sukurti tikrąją sėkmę ir harmoningą gyvenimą. I Ching moko, kad yra dvi entuziazmo rūšis. Viena veda į nesėkmę, kita į sėkmę. Ši heksograma tai ženklas, kad galite veikti pasitikėdama savimi, jeigu jūsų entuziazmas yra tinkamai pagrįstas. Netinkamą entuziazmą, kaip minėjau, kursto ego aistros. Žmonės dažnai trokšta pripažinimo, turtų, galios ir nenori patirti sunkumų. Šie norai taip gali išaugti, kad dėl jų galėtume padaryti bet ką. Mūsų energija auga, kai įnirtingai siekiame tikslo. Tačiau toks, nepaisantis taisyklių ir savanaudiškas, entuziazmas išveda mus iš pusiausvyros. Pradedame elgtis neteisingai ir patiriame nesėkmę. Priešingai, teisingas entuziazmas atsiranda iš noro pasiekti ir išreikšti vidinę ramybę bei savo įsitikinimus. Jeigu jūsų tikslas yra nedaryti įtaką kitų žmonių veiksmams ar patenkinti savąjį ego, bet laikytis aukščiausios galios nurodymų savo veikloje, jūs įgyjate kitokio pobūdžio energijos, santūrų ir begalinį norą gyventi teisingai ir dorai. Čia slypi tikroji galia ir tikroji palaima. Ši heksograma primena, kad jūsų ego siekiai dabar tik nutolina tikslus. Stenkitės vadovautis teisingais principais, elkitės dorai, teisingai ir maloniai, ir kūrėjas ateis jums į pagalbą. Kelias į tiesą visada yra mažiausio pasipriešinimo kelias. Na ir kadangi metant monetą susidarė susikertančios linijos, mes sulaukėme net 3 konkrečių patarimų. Kokiegi jie? Pirmasis patarimas sako, arogancija veda į nuopuolį. Šis patarimas kviečia mus prisiminti, kad tikroji stiprybė slypi nuolankume ir dorume. Prisijungimas prie aukščiausios galios reiškia gebėjimą pripažinti savo ribotumą ir pasitikėti aukštesniu vedimu. Tik būdami kuklus, galime išvengti klaidų, kurias dažnai sukelia per didelis pasitikėjimas savimi ar nepamatuotas išdidumas. Antrasis. Atpažinkite neteisingo veiksmo pradžią. Antroji linija ragina mus būti budriems ir jautriems savo veiksmams bei pasirinkimams. Tobulas žmogus nėra tas, kuris niekada neklysta, bet tas, kuris greitai atpažįsta ir ištaiso savo klaidas. Šis principas moko mus, kad nedidelės klaidos pastebėtos laiku gali užkirsti kelią didesniems sunkumams ateityje. Ir trečiasis patarimas, jisai sako, kad atsidavę tam, kas teisinga, visada sulaukiame draugijos ir pagalbos. Ketvirtoji linija primena mums, kad nuoširdumas ir tikėjimas tuo, kas teisinga, pritraukia palaikymą ir sėkmę. Kai veikiame iš širdies, būdami nuoširdūs ir ištikimi savo vertybėms, pasaulis atsako tuo pačiu. Sėkmė lanko tuos, kurie nesavanaudiškai atiduoda save teisingiems tikslams. Tad, mielieji, tokios permainų knygos įžvalgos 2025 metam. Šie metai, kaip matoma, atveria naujus horizontus, kupinus iššūkių ir galimybių. Tikiuosi, kad ši kelionė per heksogramų išmintį įkvepia jūs giliau pažvelgti savo gyvenimo kelią ir taip pat suteikia drąsos priimti pokyčius su atvira širdimi. Aš labai dėkoju, kad buvote kartu šiame kelionės etape.
Jūsų buvimas, dėmesys ir pastabos yra neįkainojamos. Linkiu Jums išminties, stiprybės ir tikėjimo, kad net didžiausi iššūkiai gali tapti vertingomis pamokomis. Jeigu šios mintys Jums buvo naudingos ar įkvėpė, labai kviečiu prenumeruoti kanalą, pasidalinti šio video su draugais ir artimaisiais, bei palikti komentarą, kur galėsite pasidalinti savo mintimis ar užduoti klausimus. Tad iki kitų susitikimų, kuriuose kartu toliau nagrinėsime senovės išmintį ir jos sąsajas su mūsų šiuolaikiniu gyvenimu. Tegul jūsų kelionė būna kupina šviesos ir harmonijos. Iki!